Gerbiami ir brangūs kolegos, sveikinu su dar viena nauja pradžia. Mes atvertę naują lapą iš širdies ir su meile toliau kursime Lietuvos ateitį. Per mūsų mokytojų rankas kasmet keliauja Lietuvos ateitis, mūsų visų ateitis. Tai didelė atsakomybė, didelis įsipareigojimas. Noriu tikėti, kad pastarųjų kelių metų įvykiai atvėrė visiems akis ir galiausiai buvo suprasta, kad be stiprios švietimo sistemos mūsų ateitis nebus šviesi. Tad nepavarkime ir nesustokime, nes esame teisingame, nors ir nelengvame kelyje. Jau 3 metus iš eilės savo sveikinimą pradedu nuo padėkos žodžių. Dėkoju ir šiemet. Ačiū Jums visiems už pasitikėjimą ir galimybę Lietuvos švietimo ir mokslo profesiniai sąjungai suorganizuoti vaikų stovyklą Lietuvos ir Ukrainos vaikams bei mokytojams. Tradicija tapusi draugystės vasaros stovykla, organizuota panaudojant pedagogų ir visų kitų Lietuvos piliečių skirtą 0,6% paramą nuo sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių. Emociškai sunku perteikti įspūdžius, kuriuos savo paramą leidote suteikti vaikams. Mums, suaugusiems, tai pinigų klausimas, o vaikams tai viso gyvenimo įspūdis, kuris, tikiu, pavers juos garbingais, dorais ir empatiškais Europos piliečiais. Ačiū. Be Jūsų paramos tai būtų neįmanoma. Su Jūsų parama tai vaikystės svajonių išsipildymas mūsų ateities herojams. Savo darbo metus matuojame ir vertiname mokslo metais, kurie kaip ir kasmet nebuvo lengvi. Tačiau jie vėl buvo sėkmingi. Praėjusių metų ruduo buvo įtemptas. Jau 5 metus turime aiškią veiklos strategiją, kurios nuosekliai laikomės. Nesimėtum, judam savo užsibrėžtų tikslų link. Švietimo bendruomenė visame pasaulyje susiduria su iššūkiais, tačiau turime nedairytis, kaip sunku kitiems aplink, o siekti savo tikslų ir būti lyderiais, įrodyti ir išsikovoti sąlygas, kurios leistų oriai ugdyti ir mokyti Lietuvos ateitį. Sugebėjome atsilaikyti sunkiuose derybose ir konkurencijoje su šalies gynybos poreikiais. Sugebėjome įtikinti, kad be stipraus švietimo Lietuva neturi ateities. Be deramos švietimo sistemos nebus nei kam, nei ką ginti. Per pastaruosius metus, matuojant nuo mokslo metų pradžios, sugebėjome pasiekti, kad mokytojų atlyginimai augtų daugiau nei 20%. Nebuvo lengva. Buvo trikdžių, buvo bandymų sabotuoti, sumenkinti, tačiau nugalėtojų, pasiekusių savo tikslų, neteisina. Psichologinis smurtas prieš švietimo darbuotojus nedingo iš mūsų radarų. Pernai lapkritį turėjom sėkmingą konferenciją, kurioje identifikavome problemas. Dabar judame jų sprendimo keliu. Sudėtinga spręsti sunkiai identifikuojamas, apčiuopiamas ir išreiškiamas problemas, bet judame pirmyn. Esminis artimiausių laikotarpio tikslas – išspręsti įsisenėjusias problemas, užsitikrinti tam finansavimą ir leisti pradėti švietimo sistemą veikti. Mums nebereikia naujo ministro, kuris siūlytų reformas. Mums reikia, kad galėtume ramiai dirbti savo darbą. Svarbu ištaisyti problemas, judėti pirmin, didinti finansavimą pedagogams bei susivokti. Pradėti vertinti ir gerbti švietimą. Švietimas yra Lietuvos ateitis, kurią kuriame mes, pedagogai. Kviečiu sekti Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos naujienas mūsų tinklapyje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje, bei būti aktyviais. O tuos, kurie dar nėra beveik 12 000 narių vienijančios organizacijos nariais, kviečiu prisijungti. Laukia dar vieni įdomus
nenuspėjami ir iš patirties galėčiau pasakyti sudėtingi mokslo metai. Esame ir likime vieningi. Stiprybė slypi vienybėje. Su rugsėjo 1, mėly kolegos.